Jeigu parduoda mišką su žeme ir realiai tai vienintelis tai faktorius, tai tik tais pinigais sąskaitoj einant formintis pas notarą. O jeigu nori parduoti išsikirtimą į medieną, tai turėtų būti vardinta, kad pats pirkėjas yra atsakingas už visus vykdomus tenais kirtimų, visą kirtimų kokybę, terminų laikymasi, kad, kaip pavyzdys, nevykdytų darbų draudžiamų laikotarpių. O kaip pavyzdys dabar nuo gegužės 1 dienos nebegalimi jokie ugdymo kirtimo darbai. Nei jaunuolyno ugdymai, nei namieji kirtimai, nei retinimus. Nuo gegužės iki Liepos mėnesio yra toks ugdomųjų kirtimų ramybės laikotarpis, kuriuo metu kirtimų atlikti negali. Supratims iš kažkur atėjęs, kad nuo kovo mėnesio, kada paukščiai peri, niekas negali jokių kirtimų miške daryti. Taip nėra. Kirtimus galima daryti 4 grupės ūkiniuose miškuose, ne kai kuriais atvejais net ir 3 grupės. Visi ribojimai yra įrašomi į leidimą kirsti mišką. Drebulynai, alksnynai, jie gali kirstis, jeigu gryni lapuočiai su 8 dalim, jie gali kirstis bet kada. Tais yra ribojimas pačio ploto kirtimo. Kaip atrodo jau čiučiut lygots miškas. Vėjovarta, vėjolauža, sniegolauža. 3 gamtos reiškiniai, plus dar kenkėjai.